Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė ir šiandien laidoje Alta savaitė svečiuojasi Demokratų frakcijos vardan Lietuvos naujasis seniūnas Lukas Savickas. Labą dieną. Gal pradėkime pokalbį nuo jūsų partijai aktualiausių aktualijų šios savaitės. Tai po viso to šleifo teisėsaugos keliamų klausimų dėl jūsų partijos pirmininko Sauliaus Skvernelio vaidmens didelio masto korupcijos byloje, STT atliktų kratų Seimo kabinete ir jo namuose. Pirmieji reitingai Delfi užsakymų Spinter pasirodė ir ten tokios, gan neigiamos indikacijos yra tiek partijos pirmininkui, tiek, sakyčiau, neigiama tendencija tam tikra ir jūsų partijai. Tai ar tikėjotės visų pirma tokių rezultatų ir, kaip tikitės galbūt stabilizuoti visą tą situaciją? Tikriausiai yra keli esminiai momentai, kas yra mūsų akimis svarbiausia. Tai pirma, kad tai, į ką mes reaguojame ir į ką visuomenė reaguoja ir ką mes visi aptarnėjame, yra vis dėlto labai riboto kiekio informacija ir daugybė, sakykime, spekuliavimo. Mūsų demokratų tiek valdybos formate, tiek pokalbėse su skyrių vadovybėmis sutarimas buvo labai aiškus. Jeigu mes reaguosime į viešai pasirodančią spekuliatyvią informaciją arba į tam tikras interpretacijas, bet ne į faktus, tai mes galime tiesiog padaryti klaidingus ir per ankstyvus sprendimus. Dėl to sprendimas iki šiol buvo ir toliau mes tuo vadovaujamės, kad bet kokiais atvejais mes turime reaguoti į tai, kas yra faktiškai žinoma, o šiandien faktiškai yra žinoma tik tiek, kad specialaus liudytojo statusu Saulius Skvernelis dalyvavo apklausoje ir tas statusas po apklausos nebėra toliau taikomas ir daugiau jokios informacijos, išskyrus įvykusias kratas, kas buvo prieš tai žinoma, nėra žinoma. Ir tol, kol ši situacija yra nepasikeitusi, toliau partijos pirmininkas eina savo pareigas ir mūsų bendruomenė yra išreiškusi pasitikėjimą jam. Dabar dėl pačių šiandien paskelbtų tyrimų, apklausų. Mes patys pirmieji, vos tik ši informacija pasirodė viešai, komentuodami tiek partijos pirmininkas, tiek kiti partijos atstovai, pasakė, kad neišvengiamai vien tokios informacijos pasirodymas viešai, jisai turi neigiamą įtaką viešai reputacijai ir tas natūraliai atsispindi ir galbūt būtų keista, jeigu neatsispindėtų vienokiose ar kitokiose vertinimuose. Tačiau esu tikras, kad rinkimuose laimi ne apklausos, ne apklausų bendrovės ir ne politologai komentuojantis tas apklausas, o rinkimų rezultatą lemia būtent Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie ateina ir balsuoja. Ir lygiai tas pats Spinter tyrimas, prieš pat paskutinis skelbtas tyrimas prieš Seimo rinkimus, rodė mums ties 5% ribą ir mes užtikrintai ženkliai virš paklaidos ribos rezultatus pademonstravome Seimo rinkimuose virš 9%. Kai kūrėme partiją, daugybė komentarų, pirminiai reitingai dar žemesni, kalbėjo apie tai, kad daugybė abejonių buvo keliama, ar mes peržingsime tą slenkstį ir tapsime parlamentinę partiją. Kitaip sakant, mūsų bendruomenė visuomet buvo stipri savo darbais ir darbais, kurie sprendžia realias žmonių problemas ir tik tai lemia galutinius rezultatus. Todėl šiandien džiaugiuosi, kad bendruomenė sudėtingoje situacijoje, čia negalima apsimesti, yra susitelkusi į darbus. Visų pirma, į pavasario sesiją su 50 ir daugiau įstatymo projektų, kurie yra pateikti tiek artėjantiems savivaldos rinkimams. Rinkimų štabas yra suformuotas, yra rašoma rinkimų programa, prasidėjo kelimas kandidatų kelimo procedūros. Taip, kad akivaizdu, kad būtent tai yra mūsų dėmesyje. Taip, čia visi galim sutarti ir tai yra ta taisyklė, kad žmogus yra nekaltas, kol jo kaltė nėra pripažinta. Tačiau, kai epicentre atsiranda vis tiek tokio neigiamo konteksto partijos lyderis, automatiškai matyti tam tikras neigiamas šleifas paliečia ir pačią partiją, nors, tarkim, jūs kaip Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, niekaip tarsi toje korupcijos byloje nefigūruojate. Niekaip nefigūruoja.
Tai mano klausimas yra, ar tikrai čia strategiškai, partijai vis tiek turbūt esmė yra partija, jos reputaciją išlaikyti, pasitikėjimą ją ir taip toliau. Tai ar čia strategiškai toksai mano teisingas sprendimas šiuo atveju kaip ir Sauliaus Skvernelio interesų, Sauliaus Skvernelio politinę karjerą, gal šiuo atveju, nepaisant to, kad jis nėra pripažinta jo kaltė ir taip toliau, statyti šiek tiek aukščiau būtent tos partijos reputacijos. Šiuo atveju nesutikčiau, kad būtent taip yra daromi sprendimai. Sprendimai visų pirma yra daromi būtent iš tos perspektyvos, kas yra šiandien atsakinga iš politinės bendruomenės. Ir ar politinė bendruomenė yra susitelkusi aplinkui savo narius ir nesikeičiant arba tiesiog kol kas neturint objektyvios informacijos daro išankstinius vertinimus kaip tokius, ar vis dėlto laikosi savo viduje apgalvotos ir turimos skaidrumo ir etikos standartų. Ir jie yra, kad jeigu bet kuris partijos narys, nuo eilinio nario iki partijos pirmininko susiduria su įtarimų pareiškimų su kaltinimais, tokiu atveju mes turime procedūrą, kada toks narys stabdo savo narystę partijoje, nepriklausomai nuo to eilinis partijos narys ar partijos pirmininkas. Tai čia yra mūsų vidaus susitarimas, kuris, man atrodo, ir yra teisingas balansas, kad nereaguoti į tam tikras spekuliatyves informacijas viešoje erdvėje, iš anksto nebandyti nuspėti, kas yra ar nėra apimtyje iki teisminio tyrimo. Labai tikimės, kad mūsų prokurorai, tyrėjai atliks savo darbą kiek įmanoma profesionaliai, nepolitizuotai ir kiek įmanoma greitai. Nes, kaip tai bebūtų, kai tai paliečia viešus asmenis, politikoje dalyvaujančius asmenis, jų negalėjimas komentuoti labai smarkiai apriboja ir palieka labai daug erdvės visiems viešoje erdvėje spekuliuoti. Ir štai mes laidoje diskutuojam dabar neturėdami faktų. Ir būtent tų faktų labiausiai reikia tam, kad visi galėtume objektyviai vertinti, kas yra kas. Bet ikiteisminis tyrimas labai dažnai ilgai užsitęsia ir tų faktų galim kažkokių konkrečių neturėti labai ilgą laiką. Būtent tai tikriausiai ir neleidžia skubėti įvykiams už akių, nes jeigu mes būtume priėmę vienokius ar kitokius sprendimus iš karto, tai akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas dar galėtų vykti net ne mėnesius, ar metus, ar netgi kelis, ir tai būtų laikotarpis, kada demokratų bendruomenė neturėtų aiškios lyderio pozicijos ir tai tikrai nebūtų lengvas ar labai geras sprendimas pačiai politiniai bendruomeniai. Partijos pirmininkas visą laiką gali priimti tokį valingą sprendimą, pats pasitraukti ir sakyti viskas, aš atsistatydinu ir dabar rinkitės naują lyderį. Tai čia taip galima būtų spręsti. Ir tam yra numatytos procedūros mūsų organizacijoje, kad pasitraukus partijos pirmininkui taip yra numatyta procedūra, kad valdyba turi susirinkti ir paskirti laikiną pirmininką iš savo narių. Jeigu visgi generalinė prokurorė taip susiklostytų, kad kreiptųsi į Seimą dėl neliečiamybės naikinimo būtent Sauliaus Skvernelio, ar tai reiškia, kad tokiu atveju jis neturėtų kitos išeities, tik tai suspenduoti savo narystę partijoje ir pasitraukti iš pirmininko pareigų? Aš net neįčiau į spekuliavimą, ar tai reiškia pagal vidaus tvarkų interpretavimą, bet labiau kalbėčiau apie tai, ką pats Saulius Skvernelis yra viešai pasakęs. Jis yra pasakęs ir tai ir mūsų bendruomenė ir viešai, kad nemato jokio pagrindo slėptis nei už pareigų, nei už parlamentinio imuniteto. Tai neliečiamybės, tai akivaizdu, kad tikėtis čia galima tiesiog natūralios įvykių eigos, taip pat kaip ir pakvietus į apklausoje lygiai taip pat buvo pasirinkta dalyvauti ir atsakyti į klausimus. Ir manau, kad ir viena ir kita rodo tą pagarbą institucijoms, kurios atlieka tą darbą ir lūkestį, kad tas darbas, kaip ir sakiau, bus atliktas kokybiškai, nepolitizuotai, kiek įmanoma greitai, tam, kad kuo greičiau galėtume tiek mes viešoje erdvėje, kurie sekame informaciją, judėti toliau į priekį. Ir be jūsų partijos reikalų, yra čia tų aktualijų šią savaitę. Tai prasidėjo Seimo sesija ir jinai prasidėjo tokia įdomesnė nata. Galima sakyti, kad prasidėjo įdomesnė nata, nes čia, nežinau, ketvirtadienį turbūt įvyko. Ta procedūra nepasitikėjimo Seimo pirmininku Juozu Oleku, bent jau bandymas tai padaryti, kuri žlugo, nes iš principo slaptame balsavime nedalyvavo valdantieji, toks jų buvo bendras sutarimas ir nutarimas. Tai kaip vertinate tą Seimo sesijos startą ir kaip vertinate galbūt ir tą valdančiųjų tokį principinį sprendimą, kaip jie sakė, nedalyvauti šiame farse?
balsavimas yra slaptas ir tikriausiai tas slaptas balsavimas paliko tokią regimybę, kad valdančiųjų gretose jau ir viešai nekartą diskutuota, kad yra ir socialdemokratų dalyje frakcijos, nepatenkintų frakcijos narių, spekuliuojama apie dydį ir tokie balsavimai, slapti balsavimai, kada vyksta dalyvavimas ir abiejų, tiek valdančiųjų, tiek opozicijos frakcijų narių, tai tuomet sudaro galimybės visiems nuoširdžiai, anonimiškai išreikšti savo nuomonę. Ir pagrindo pasitikrinti tikrai, manau, buvo. Pagrindas buvo tik iš viena vertus, jis labai smarkiai buvo orientuotas į Seimo pirmininko teikimų kandidatūrų tokį nesėkmingą eigą, tiek kalbant apie Konstitucinio teismo skirimą nesėkmingą kandidato, tiek kalbant apie ombudsmeno institucijos 2 kartus taip pat nesėkmingai bandymus, tarsi suponuoja norą atsakyti, kur čia tos problemos, ar kandidatai netaikliai parinkti, ar vis dėlto problema, kas teikia tą kandidatą ir galbūt netinka tiem patiems valdantiesiems. Bet lygiai taip pat tikriausiai emocinis momentas yra labai svarbus, kadangi visi Seime rinkti asmenys puikiai supranta, kad kadencijos laikotarpis greitai prateka ir rinkimai labai dažnai atneša švytuoklės principus, sukeičia valdančiuosius į opoziciją, opoziciją į valdančiuosius ir kokią tą tradiciją mes norim parlamente puoselėti. Ar mes norime puoselėti tradiciją, kada Seimo pirmininkas yra tas arbitras, kuris siekia užtikrinti, kad parlamentas gebėtų dirbti ir kad tiek opozicija su valdančiaisiais gebėtų rasti būdus bent jau procedūriškai toliau dėti į priekį, ar priimtina, kad Seimo pirmininkas labiau orientuosi į valdančiųjų gretas ir svarbu ta dalis instrumentiškai dirba. Ir manau, kad tai buvo ta antroji dalis, kurią iš opozicijos pusės labiausiai norėjosi primiti, nes mums kaip demokratams yra tekę dalyvauti boikote parlamentinės veiklos tiek prie vienos daugumos, tiek prie kitos. Tai verta prisiminti, kad Seimo pirmininkė Nilsen tuo metu labai greitai atbėgo ieškoti kompromisų ir kaip grąžinti atgal išėjusią opoziciją į salę. Tai taip, aš taip suprantu, kad jūs tą sprendimą valdančiųjų dalyvauti slaptam balsavime aiškinat daugiau kaip per tą baimės prizmę, kad jie patys turėjo nuogastavimų, kaip visgi čia susiklostys tas balsavimas. Ir vėlgi, užtikrintai jaučiantis, ir Seimo pirmininkui tikriausiai norėtųsi parodyti, kad balsų jo, kuris jis paskirtas, dabar yra ne mažiau, galbūt nedaugiau, kurie toliau išreiškia pasitikėjimą. Tai tikrai būtų daug tvirtesnis balsavimas, kuris rodytų tik kiek yra palaikančių balsų. Šiandien šią savaitę pasirinktas variantas buvo saugus, bet to užtikrintumo neparodė, nes tai, kad tu gali pasitikėti savo valdančiųjų gretose esančiais parlamentarais net ir slaptam balsavime, tai simbolizuotų užtikrintą laikyseną dėl savo tolesnės koalicinės perspektyvos. Politiniuose kuluaruose kalbama, kad socialdemokratai vienas kitų ne visai pasitikė, kad ten yra daug frakcijų pačioje frakcijoje dar atskirų, tai čia gal irgi viena iš tų indikacijų, kad nelabai yra užtikrinti ir kaip patys socialdemokratai balsuos. Gali būti. Bet jūs įvardinot kandidatūras, tai vienas buvo iš tų tokių labiausiai rezonuojančių dalykų, dėl ko apskritai turbūt ta nepasitikėjimo procedūra buvo inicijuota, bet vienas iš tų aspektų, kur po to tarsi pasipildė į kraitelį buvo ir jo vaidmuo dėl visų šitų LRT įstatymo pataisų, tai yra ir ten procedūriniai įvairūs pažeidimai, kai buvo pirmas etapas, tenai svarstymo ir taip toliau, buvo daug priekaištų ir ten aiškinimuose Seime ir pasipiktinimo. Bet lygiai taip pat buvo ir darbo grupė, kurioje jisai pirmininkavo ir ten vėlgi buvo nemažai nepasitenkinimo, kad nepakankamai įtraukta, kad savo vaidmenį visgi netaip gerai ir atliko. Ir iš tiesų šią savaitę, kas įvyko, tai pagaliau tos patobulintos darbo grupės pataisos buvo įtrauktos į Seimo darbotvarkę Seimo sesijos pradžioje ir sulaukė palaikymo. Tačiau nemažos dalies ir pasipiktinimo. Čia tiek ir turbūt iš visuomenės kalbama, kad čia greičiausiai to klausimo taip nepaliks visuomenininkai, žurnalistai ir taip toliau, bet lygiai taip pat ir iš opozicijos. Dabar tarsi yra tas lūkestis paprašyti ekspertinio vertinimo, kas šiek tiek pristabdytų procesą. Vėliau, matyt, tie valdantieji taip lengvai neatsitrauks nuo šito viso klausimo. Tai ar jūs diskutuojate, ar turite pamastymų, kaip čia daryti ir kaip
kaip stabdyti šitą iniciatyvą, nes opozicijos inicijuotos, iš opozicijos kilusios alternatyvos pataisos palaikymo nesusilaukia. Yra keli esminiai momentai ir labai verta prisiminti, kaip baigėsi praėjusis parlamento sesija prieš pat Kalėdas ir koks lūkestis tuo metu buvo. Visi prisimenam, pirmasis tikriausiai tiek smarkiai Lietuvoje aptartas filibusterio toksai praktinis pritaikymas parlamento eigoje, kuris buvo skirtas iš esmės stabdyti tai, kas visų pirma buvo pagrindinė problema. Sprendžiant tokius klausimus, perteklinė skuba ir toks darbas arti procedūrų laužimo tikrai buvo nepagrįstas. Tai neturėjo pagrįstos objektyvios priežasties tokią skubą taikyti. Ir tai sukėlė tikriausiai vieną didžiausių tokių pasipriešinimų tiek iš opozicinės perspektyvos, tiek visuomenėje ir žurnalistų perspektyvos. Tuo metu, kai jau pagaliau pavyko sustabdyti tą buldozerį, pačiam teko komentuoti, kad buldozeris vis dar liko, bet tik raktelius pavyko bent jau ištraukti iš spynos ir klausimas, kurį kėlėm, ar nebus taip, kad praėjus laikui, susirinkus kovo mėnesį į pavasario sesiją, tiesiog ar neužsikurs tas buldozeris ten pat, kuris yra paliekamas prieš Kalėdas. Ir lūkestis buvo ta viltis, galbūt net nelūkestis, kad galbūt pavyks rasti tą kompromisą. Ta darbo grupė, nors ir netobulai pradėjusi savo darbą, lygtais judėjo link rezultato. Mūsų atstovė dalyvavo taip pat, opozicijos atstovai. Tačiau vis dėlto šios savaitės darbotvarkė parodė, kad rezultatų nepavyko pasiekti. Nes darbotvarkėje, Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkėje nebuvo vieno įstatymo projekto. Buvo 5 LRT įstatymo projektai. 3 valdančiųjų, 2 opozicijos, aišku, praėjo tik valdančiųjų įstatymo projektai į tolesnį etapą, bet tai ir parodė, kad nepavyko rasti sutarimo. Ir grįžta atgal prie išsiskyrusių nuomonių ir ta nuomonių skirtis toliau užprogramuoja, kad tos įtampos tęsis. Bet mums iš demokratų perspektyvos atrodo, kad kaip tai bebūtų, svarbu, kad visų pirma nebūtų pradėta vėl taikyti perteklinės skubos ir nebūtų laužomos procedūros. Parlamentas turi teisę, jeigu dauguma turi savo matymą, kaip įstatymai turėtų būti koreguotini, jeigu jie nori tokius įstatymus priimti ir turi daugumą, jie turi visas demokratinės teisės tokius įstatymus priimti. Mūsų darbas yra oponuoti, pateikti alternatyvas, teikti siūlymus ir balsuoti nepritariant, jeigu mes nepritariam tam projektui, bet pati procedūra, manau, kad nepagrįstai prie filibusterio vėl grįžti, jeigu procedūros nebus laužomos, tikriausiai nebebus pagrindo. Bet ar čia galima tada konstatuoti, kad valdantieji, bent jau šiuo klausimu turintis tikrai daugumą ir panašu, kad sutariantis tarpusavį, jie jau kaip ir turi tą tiesų kelią į šių pataisų priėmimą. Opozicija nelabai turi daugiau įrankių kažką pakeisti. Procedūriškai visuomet visko gali būti. Mes matėme, kas nutiko praeitą kartą, kai atsidūrėm kultūros komitete ir pasinagrinėjimas tikrai nebuvo lengvas ir esu tikras, kad vėl dalykinių pasiūlymų netruks. Esu tikras, kad opozicijos pasiūlymai, kurie buvo nepriimtuose projektuose, bus peregistruoti į pasiūlymų formą. Bet taip, šiandien ir iš visų tų balsavimų, kuriuos jau teko matyti šios sesijos pradžioje, panašu, kad ta dauguma yra, kritinė dauguma yra, balsų skaičius tikėtina, kad bus pakankamas tam, kad judėti toliau į priekį. Bet aš labai palinkėčiau valdančiai daugumai tokią monolitinę, tvirtą daugumą turėti ne tik tais LRT įstatymo pakeitimo atvejais, bet turėti dėl kitų šalies saugumų ir gynybai svarbiausių klausimų, dėl to pačio Kapčiamiesčio poligono galėtume džiaugtis, jeigu mūsų valdančio dauguma būtų tokia vieninga. Tai mano sekantis klausimas turėjo būti apie Kapčiamiesčio poligoną, kad tarsi dėl LRT kaip ir viskas aišku ir jie turi tą bendrą sutarimą, kuris neatrodo pajudinamas, bet dėl Kapčiamiesčio poligono, kur šiaip tiek prezidentūra, tiek kariuomenė, tiek visi kiti įsivardinę esam, kad tai yra strategiškai Lietuvai saugumo prasme ir taip toliau labai svarbus projektas, vienas tų kertinių tokių projektų. Čia kalbant ir apie brigados dislokavimą, brigados dydžio poligoną turėti ir taip toliau. Valdančiai koalicijai sutarimo nėra. Realiai toks bendras sutarimas yra tik tai socialdemokratų tarsi frakcijoje, kur nėra tokių diskusijų ir abejonių. Aušriečiai labai aiškiai reiškia abejonės. Tada valstiečiai net nežinau, tikrai atrodo bendro bendro kažkokio sutarimo. Bendrumo labai nedaug. Nėra. Tai
Ką tai indikuoja apskritai apie valdančiosios koalicijos darbą, kai tokių klausimų sutarimo nėra? Tai va tie keli klausimai tikriausiai labiausiai ką suponuoja, kad valstybė kaip tokia yra arba kuriama, arba greunama. Ir tai labiausiai lemia būtent valdančiosios koalicijos matymas. Ar koalicija gali užtikrinti, kad sprendimai, kurie kūrė valstybę, stiprina valstybę, yra tie, dėl kurių yra principinis sutarimas, nes dėl tų sprendimų juk yra sudaromos koalicijos. Visa kita yra einamieji reikalai, dėl kurių galima ten pasidėrėti, galbūt pasiprašyti paramos iš opozicijos. Bet kai mes matome, kad dėl šitokio laikotarpio, kada saugumas yra kritiškai svarbus dalykas mūsų valstybei, kada dėl saugumui svarbiausių dalykų socialdemokratai vis savo prisimena, kad turi opoziciją ir su jie eis tartis tam, kad užtikrinti balsus, nes koalicijos partneriai bėgioja po Lietuvą ir kelia triukšmą ir kvestionuoja šalies tikrai vienų strategiškiausių sprendimų, tuomet ir kyla klausimas, ties kokiais klausimais ir kodėl yra formuojamos tokios koalicijos, kurios tikrai nesisuka aplinkui šalies valstybės kūrimą ir svarbiausius klausimus. Socialdemokratai tarsi turi lūkestį, kad pasikartos čia balsavimo dėl valstybės biudžeto istorija, ir kad aušriečiai čia labiausiai turbūt šiuo atveju, nors ir kaip ten aktyviai reiškia nepasitenkinimą, nepritarimą ir taip toliau, kad visgi finale palaikys Kapčiamiesčio poligono steigimo, numatantį projektą. Ir viskas čia įsispręs, aišku, ten sako, kad jeigu taip nebus, tai bus jau raudonoji linija, koalicija čia grius ir visa kita. Tai jūs dirbot su Nemuno aušra, priminsiu, dar čia ne taip ir senai, nors ir trumpą laiką, bet valdančioje koalicijoje. Ir nebedirbame koalicijoje dėl to, kad įvardome tai kaip esminę problemą. Tai gerai, tai kiek čia galima šiuo atveju pasitikėti ir nuspėti būtent Nemuno aušros sprendimus dėl šio klausimo? Žvelgiant dabar tikrai iš tos opozicinės perspektyvos, tai tikrai akivaizdu, kad Nemuno aušros kandidatai, tai yra ne kandidatai, parlamentarai ir lyderiai labai dažnai būna puikiai opozicija socialdemokratų daugumai. Jūs anksčiau vadindavo opoziciją, ypač jūsų partijos pirmininkas Saulius Skvernelis. Manau, kad mūsų opozicija visuomet buvo ta aiški pozicija koalicijoje, kur primindavo, dėl kokių klausimų svarbiausia turėti sutarimą ir kokiais klausimais dvejoti, trypčioti ir gręžtis atgal tikrai nedera. Ir galbūt tai buvo nepatogu, bet tai visuomet buvo valstybės pusėje ir dėl to tikriausiai ir kilo daug tų įtampų, bet tai buvo ta laikysena, kuri nesikeičia, nepriklausomai nuo to mes esame opozicijoje ar daugumoje. Bet grįžtant prie klausimo, akivaizdu, kad čia nuspėti mes negalime. Dėl to, kad tai yra vienas žmogus, kuris priema savo sprendimus ir neaišku, su kuo pasitaręs ir gali keisti nuomonę kelis kartus per dieną. Ir tai yra didžiulė problema, net jeigu paskutiniu momentu taip jau iškris, kad pataikys teisingą mygtuką paspausti ir pabalsuos už, bet kokia žala yra padaroma pakeliui. Nes reikšmę kūrė ne tik tais galutinis mygtuko paspaudimas, bet visą tą laikotarpį, kuris prasidėjo beje prieš pat Kalėdas, dar baiginėjosi praėjusią sesiją, patys žodžiai ir vieša diskusija. Ir mes šią savaitę, minėdami kovo 11-ąją, taip pat girdėjom tai, ką, man atrodo, puikiai Vytenis Andriukaitis pavadino būtent Remigijaus Žemaitaičio žodžius apie sulyginimą signatarų su perversmininkais. Žodžiai turi didžiulę reikšmę. Ir tas ėjimas ranka rankon tą kryptimi, kur ponas Paleckis, Algirdas Paleckis yra nuėjęs su savo komentarais. Tai yra tiesiog žodžiai, kurie greuna valstybę. Kaip aš sakiau, tai yra, net nereikia darbų, užtenka žodžių. Ir čia turbūt reikia paminėti ir tą Kapčiamiesčio bendruomenės nerimą, kuris yra suprantamas. Vis tiek yra pokyčiai, yra valstybės perinamas turtas, kompensacijos, gal kažkas prisirišę prie savo, gimtinės, kad ir kas tai bebūtų. Tai yra suprantama ir žmogiška, bet turbūt, kai koalicijos partneris išeina į viešą erdvę ir sako, kad apskritai nėra čia jokio poreikio teikti, tai kiek dar tai įneša nerimo ir šiaip, taip gal ir
kartais logiškai abejojantiems gyventojams. Politikos lyderių atsakomybė yra aiškiai telkti visuomenę valstybės svarbiausiais klausimais. Ir neįnešti tam tikro tokio amžino įvelimo, chaoso, o kaip tik tais atnešti aiškiai viziją ir susitelkimą. Jeigu yra klausimų, tam ir yra koalicijos tarybos, tam yra įvairiausiai formatai, kuriuose galima diskutuoti. Ir be abejo, kad aš negaliu pasakyti, kad Krašto apsaugos ministerija visą darbą atliko puikiai, nes akivaizdžiai visuomenė kilo klausimais ir reikia didžiuotis mūsų gerbiamo merė Ausma, Lazdijų merė puikiai stovi kartu, balansuodama tiek gyventojų interesus, kalbėdama apie tai, kad gyventojai turi klausimų ir į tuos klausimus turi valstybės institucijos aiškiai atsakyti ir tie atsakymai turi būti konkretus, bet lygiai taip pat stovint už klausimą, kad valstybės saugumui svarbiausi sprendimai kaip poligonas turi būti įgyvendinami nevilkinant procedūrų ir va, tai yra puikus pavyzdys, ką turi daryti politiniai lyderiai. Dar kalbant apie Žemaitaičio retoriką, pažiūrėkim taip chrestomatiškai, kas čia vyksta. Pavyzdžiui, šią savaitę buvo tas pasisakymas tikrai labai smarkiai surezonavęs dėl signatarų pavadinimo sukilėliais, ten perversmininkais ir taip toliau. Praėjusią savaitę ten, vėl ten tyrimai, jau tenai Nemuno aušra ir taip toliau finansavimai, tada automobilio vėlgi nuomos, ten eilė pasisakymų, tada prisiminkim dar vizitus po Lietuvą, kur irgi ten eilė ikiteisminių tyrimų, įvairiausių pareiškimų ir taip toliau, ten šiaip apie institucijų vadovus, apie Lietuvos kariuomenės vadą ir taip toliau. Daug visko ir praktiškai kiekvieną savaitę kažkas įvyksta ir praktiškai kiekvieną savaitę kažkoks ar ten ikiteisminis tyrimas prasideda, ar policijos kažkoks pasiaiškinimas ar taip toliau. Ar čia yra sąmoningas veikimas ir kodėl taip yra veikiama? Aš norėčiau rasti žmogų, kuris galėtų visą tai paaiškinti. Ir kas yra blogiausia, kad mes tiesiog per tą laikotarpį tikriausiai jau pradam prie to priprasti. Kad kiekviena savaitė, jeigu ne kiekviena diena, atneša naują triukšmo laviną, dar vieną chaosą kuriantį klausimą, pasisakymą ir po to 5 skirtingais būdais jo yra atsisakoma, tarsi neigiant tai, kas buvo pasakyta ir žaidžiant tokį žaidimą vis plečiant savo ribas. Galima būtų pasakyti, kad net ir su mažais vaikais yra tas toks momentas, kur ieškoma, kur yra ta riba ir kas kart jį bandoma vis pastumti toliau. Ir tai yra suaugusiųjų atsakomybė, tas ribas aiškiai nubrėžti ir jų laikytis. Čia socialdemokratų dabar atsakomybė būtų suaugusiais. O kieno kito, nes kaip tai bebūtų, būtent viena ar kita koalicija formuosi. Tokia jau yra mūsų politinė sistema, kad tos koalicijos tikrai būna ir iš 2, ir iš 3 politinių organizacijų, bet centrinė, didžioji politinė partija neša tą valstybės atsakomybę. Nubrėžti aiškės ribas kitiems koalicijos partneriams, kurių peržengti negalima. Ir tai, kad socialdemokratai toleruoja, leidžia ir tos ribas vis yra stumiamos, labiausiai atsispindi kur? Atsispindi pačių socialdemokratų reitingus. Mes pradėjome mūsų pokalbį šiandieną nuo reitingų, bet nepakalbėjome apie socialdemokratų partiją, kuri, prisiminkim, prieš 2 metus beveik nušlavė Seimo rinkimus. Užtikrinta dauguma, visos perspektyvos stipriai atrodyti, įsitvirtinti ir pažiūrėkit per tuos nepilnus 2 metus, kas įvyko, kokios reitingo žemumos yra pasiektos. Ir neatmesčiau, kad labai didelė dalimi viskas prasideda nuo to, kad žmonės mato, kad nėra stovima ties valstybės svarbiausiais klausimais, leidžiama trypti tuos pačius signatarus ir jų reikšmingumo valstybei, leidžiama užgožti ir užimti visą eterį visiškai jokios vertės nekuriančiai triukšmu ir nespręsti esminių žmonių problemų. Nuo tų pačių šiandien kitos valstybės jau skuba spręsti kuro klausimus, nes reikia reaguoti. Šiandienos pasaulis yra beprotiškai greitas.
Bet šiandien mes aptarinėjame štai kokius klausimus. Ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius čia labai mėgsta kalbėti apie taurę, kur vis lašas, palaša, vis pildosi ir taip toliau ir niekaip neprisipildo panašu. Aišku, čia reikia paminėti, kad vis susirezonuoja. Taurė partijoje, pildosi. Bet nepersipildo, atrodo. Niekaip. Sakau, kiekvieną savaitę vis po bent jau vieną lašą, bet niekaip nepasiekia tos, netampa sklydina. Tai, bet partijos gretose vis atskirieji balsai, viešoje erdvėje susirezonuoja ir pasako, kad ne, čia mums netinka, čia reikėtų kažkokiu apklausų ir visa kita. Bet, vis nugesta visas šitas reikalas ir dabar atrodo, kad čia tarsi partijos pirmininko rinkimų laukiama, bet tarsi vėlgi ne, kažkas čia keisis. Tai ar jūs sutinkate, kad čia daugiau yra netgi iš socialdemokratų gretų, daugiau tokia dūmų uždanga ir nieko konkretaus nėra planuojama? Nes ir tų alternatyvų nelabai yra. Jūs esate alternatyva, aišku, bet... Šiandien visi puikiai suprantam, kad socialdemokratai turi labai daug alternatyvų. Alternatyvų yra daugiau negu daugelis didžiųjų politinių partijų galėtų tikėtis, kai yra atsakomybė suformuoti daugumą. Nuo variantų, kada mes siūlėme pačioje pradžioje, kalba net ir apie tos pačius liberalus, kalbant apie mažumos vyriausybę, kalbant apie darbą su valstiečiais, užsitikrinant paramą iš opozicijos įvairiais klausimais. Kitaip sakant, kad kai nori ir diskutuoji, tuomet yra daugybė variantų. Bet šiandienos kontekste aš nematau, kad būtų realiai apie tai kalbama. Ir jeigu būtų noro, tuomet tikrai ant stalo yra daugiau negu vienas variantas. Aš sakyčiau, kad apčiuopiami vis tiek yra du variantai. Jūs esat kaip tokia realiausia alternatyva. Visą laiką buvo įvardinami, gal dabar čia šiek tiek išmaišė kortas tos STT kratos ir panašiai, kad socialdemokratai taip tarsi atsargiau žiūri visą šitą variantą, bet kaip reali alternatyva, vis tiek buvo to bendro darbo kartu jūs esat. Ir antra alternatyva iš principo yra mažumos vyriausybė. Nes aš tikrai nemanau, kad liberalai būtų linkę jau dabar šitam kontekste dirbti bendroje koalicijoje. Ir čia visi kiti tokie daugiau hipotetiniai jau absoliučiai scenarijai. Viskas prasideda nuo tikslo, ką mes norim šiandien spręsti. Ir jeigu mes šiandien norim kurti stiprią valstybę su stipriu pagrindu užtikrinti visus saugumui būtinus klausimus, turėti nuoseklę užsienio politiką, tai šiais klausimais labai daug koalicinių variantų. Bet jeigu mes norim turėti stiprią koaliciją, kuri yra labai vieninga tam, kad pakeisti LRT įstatymo pataisas ir palengvinti LRT vadovo atleidimą, tai yra kitokios koalicijos. Tai viskas prasideda nuo tikslo, ką mes norime pasiekti, kokias problemas mes norime spręsti ir pagal tai tikrai galima ieškoti ne vieną koalicijos alternatyvą. Tai minėjau, kad jūs esat visą laiką būdavo atvardinami nuo tos pokyčio jau valdančiosios daugumos kaip galintis pakeisti gal Nemuno aušrą koaliciją. Bet aš noriu paklausti, kaip jūs save matot? Ar jūs dar matytumėt kažkokį kelią į valdančiąją daugumą? Nes čia irgi toksai socialdemokratai taip pat toli gražu ne visą laiką to teigiamoje šviesoje yra nušviečiami. Yra ir reitingai, galbūt kažkas siejasi su Nemuno aušra ir jų veikimu, bet taip pat yra kritikuojama tiek pati premjerė pakankamai aktyviai, tiek bendrai ministrų kabinetas, tiek kai kurie sprendimai, tie patys LRT dabar reikalai, irgi socialdemokratų vaidmuo ir taip toliau. Ar jūs patys matytumėt save valdančioje daugumoje kažkokiu scenariju? Tikriausiai, kad reikia prisiminti, jog demokratų pozicijos ar iš karto po rinkimo rezultatų, ar praėjusiu metu rugpjūtį, kada buvo perkraunama vyriausybė, ar šiandien yra lygiai tokios pačios. Demokratai Seime turi mandatą įgyvendinti savo rinkimų programą. Ir mes tą darom ir bandom daryti tiek tuomet, kai buvom valdančioji, tiek taip pat dabar būdami opozicijoje. Mūsų indėlis į pirmosios šios Seimo kadencijos vyriausybės programą yra ypač reikšmingas. Mes skaičiavom apie 90% mūsų rinkiminės programos teksto tikrai nugalė bendrą vyriausybės programą. Taip, kad tas suderinumas yra tikrai nemažas. Bet pozicijos jos yra nepasikeitusios. Kaip ir tuomet, taip ir dabar mes sakome, kad nematome galimybės formuoti ir dirbti koalicijoje, tiksliau nematome galimybės dirbti koalicijoje, kur yra Nemuno aušra, nes manome, kad tai yra tikrai ta tendencija, kuri pasitvirtina. Nes kai rugpjūtį kalbėjom, kad tai yra problema, nuo rugpjūčio iki dabar jūs pavardinot visą eilę
problemų, kurios per mėnesį vyko, bet per tos 8 mėnesius jų buvo kelis kartus daugiau. Tai akivaizdu, kad ta dalis yra nepasikeitusi. Bet šiandien dėlioti scenarius, manau, kad nėra pagrindo, nes scenarijų dėliojimas jis atsiranda visų pirma nuo socialdemokratų. Ir socialdemokratai žino, kad mūsų pozicijos iškart po rinkimų, praeitų metų rugpjūtį ir dabar yra lygiai tokios pačios. Bet paprognozuokim socialdemokratų jau čia veikimą. Vis tiek galima dekonstruoti situaciją, žiūrint į sprendimus, žiūrint į tą tokią atrodo begalinę kantrybę. Kaip manote, ar realu, kad patys socialdemokratai savo viduje atrastų valios keisti tą koalicijos sudėtį ir atsisakyti Nemuno aušros joje? Aš manau, kad yra du dalykai, kurie socialdemokratams yra kritiškai svarbus matyti. Tai viena, kad tiesiogiai įsižiūrėti tas tendencijas, kurios šiandien yra matomos, kad socialdemokratų reitingas neveltui krenta ir yra pasiekęs tikrai tas žemumas, kurios netitinka tų pozicijų, kurios šiandien yra užimamos Seime. Vien dėl to labai didelė dalimi, galbūt taip reikėtų pasakyti, kad ta koalicija, kaip ir kalbėjom, šiandien yra tiesiog užpildyta ir perpildyta, sprendžiant tą triukšmą ir chaosą, kuris yra vieno koalicijos partnerio kūriamas ir nebelieka tiesiog intelektinio potencialo ir fiziškai laiko užsimti realiais valstybę kūrenčiais darbais. Ir norint pretenduoti į stipresnį pasirodymą artėjančiam jau rinkimų cikle, akivaizdu, kad tai yra labai silpna pozicija, tęsti tą pačią trajektoriją jos nekeičiant. Ir jeigu tai būtų pripažinta ir jeigu tai pripažintų, ką tikrai mano supratimu galėtų identifikuoti patys socialdemokratų lyderiai pretenduojantis į socialdemokratų partijos pirmininko poziciją, tai tuomet be abejo, tuomet galėtų atsirasti ne tik tais problemos pripažinimas, bet ir ryžtas arba mandatas kažkokius pokyčius daryti. O bendras toks jau, kaip čia populiaru sakyti, jau kaip politikos mokslus baigusio pastebėjimas, tai manau, kad beveik užtikrintai galima teigti, kad koalicijos sudėtis vis tiek per likusią kadencijos apimtį keisis, nes tas elgsena ir kaip kalbėjom, tas ribų bandymas iš Nemuno aušros perspektyvos, jis didelė dalimi yra suprojektuotas atrasti tą ribą ir kažkada savo iniciatyvą tą koaliciją palikti. Ir tikėtina siejant tai su kažkokiu paskutiniu pabandymu pasikelti reitingą prieš kitus rinkimus. Bet iš Nemuno aušros pusės labiau tikėtina. Ir to suvokimas ir gali būti pagrindinis momentas galbūt socialdemokratų pusėje, kad gal geriau kontroliuoti situaciją patiems, negu laukti, kol atsidursim situacijos, kur ne mes parinksim nei laiką, nei vietą, nei aplinkybės. Ir paskutinis klausimas, laikas į pabaigą, bet dar labai noriu šiek tiek aptarti Kinijos visą failą. Galbūt nebūtinai šios savaitės kažkaip jau susirezonavusi labai aktualiai, bet pastarąsias savaitės visgi šis klausimas yra politiniai darbotvarkiai. Ir turiu omeny būtent socialdemokratų, gal galima sakyti, arba bendrių valdančiųjų, bet čia Inga Ruginienė, premjerė viso šitą epicentre. Tas toksai siekis ryškėjantis, šiltinti santykius su Pekinu. Kaip manote, ar tai yra logiškas, pragmatiškas siekis ir logiška yra šiuo keliu žengti? Tikriausiai, kad vėlgi galim žiūrėti, ar to buvo galima tikėtis ir ar tai yra nuosekli laikysena iš sakykime, socialdemokratų, tų pačių net ir valstiečių žaliųjų, sakyčiau, kad apie tai buvo kalbama ir programuose, kiek aš pastebėjau, pasisakoma rinkimų laikotarpiu, kad lyg ir tie pažadai buvo orientuoti į tą kryptį. Bet šiandienos laikotarpį vėlgi mes turim būti kiek įmanoma labiau atliepintis geopolitinę situaciją. Šiandienos kontekste tikrai mums svarbu išlaikyti artimą partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Jų vaidmuo mūsų saugumo dimensijoje išlieka kritiškai svarbus ir tai tikriausiai yra šiandien svarbesnis aspektas negu santykių normalizavimo su Kinija. Bet nepriklausomai nuo to ir pačiam dirbant, sakykime, ekonomikos ministerijoje, tikrai akivaizdu, kad tie pažadai, kurie konservatorių buvo, taip, ir tarp eilučių, ir viešai, ir neviešai žadami, kad tie sprendimai, kurie padaryti buvo dėl Taivano, kad atneš
super didelės ekonominės naudos Lietuvai Labai didelį lūkesčiai. visiškai nesimaterializavo. Ir tą reikia taip pat pripažinti, kad tai, kas buvo pažadėta ir bandoma daryti konservatorių iniciatyva, šiandien netapo realybė. Ir čia irgi Kinijos klausimas neatsiejamas yra nuo Taivano klausimo, ar Taivanas irgi viso šitoj politiniai darbotvarkiai dabar egzistuoja. Ir čia turiu omeny būtent prasidėjusias diskusijas dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo kaip tokio. Ir premjerė labai aiškiai pasakė, kad nemato jokių priežasčių, kodėl jis negalėtų būti, atstovybė negalėtų būti pervadinta Taipėjaus vardu. Ir čia daug visokių pasvarstymų, nemažai yra ir tokių, kad realiai toks sprendimas netaisytų situacijos, nes nei Kinija būtų patenkinta, nes Kinijos interesas tarsi visai, kad atstovybės neliktų. Taivanas, aišku, tikrai nebus patenkintas tokiais pokyčiais, o greičiausiai, kas yra turbūt Lietuvai vienas iš svarbiausių aspektų, klausimas, kaip į tai sureaguotų ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tai ką Jūs manote apie šias diskusijas ir kiek čia apskritai, pagrindo jos turi, nes čia turi ir Taivano būti kažkokia pozicija, sutikimas. Tikriausiai, kad galim žiūrėti, vėlgi pabandyti dekonstruoti ir pažiūrėti, kas yra kalbama, kas yra daroma. Tai sakykime, kad šiais aspektais nemažai pradėta kalbėti, bet tuo pačiu galima pažiūrėti, kas yra padaryti. Ir darbais judama ganėtinai priešinga kryptimi, nes naujai paskirtas ekonomikos ministras pratęsė tiek nuomos sutartį, tiek paskelbė ir paskyrė naują ekonominį atstovą Taivane. Tai jeigu buvo norima ieškoti kažkokių politinių žinučių, tai jau čia pirmoji vieta, kur galbūt galėjo būti siunčiama kokia nors politinė žinutė. Tai čia tai, ką galima skaityti tarp eilučių, ir esu tikras, kad tokie sprendimai nėra daromi ir priimami nesusiderinus su tiek premjerė, tiek užsienio reikalų ministru. Ir šiame kontekste aš linkėčiau tiesiog išlaikyti šaltą protą. Ir jeigu mes pirmąjį sprendimą padarėme tikrai, matyt, neįtraukė pakankamai daug žmonių ir ne viską apgalvoja, ir po to šiek tiek bandėme vytis ir surasti tuos sprendimus, kurie iki šiol savo pažadėtų naudų nesugeneravo. Bet taisyti tą situaciją padarant dar vieną klaidą, tai būtų dar labiau neatsakinga, nes pirmosios pamokos nėra išmoktos. Jūs manytumėt, kad pervadinti šiame etape taivaniečių atstovybę, tarkim, Taipėjaus vardu būtų klaida? Aš sakyčiau, kad bet kokie sprendimai, kurie jeigu būtų daromi, tai jie visų pirma turi būti iš anksto apgalvoti, iš anksto politiniai bendruomeniai su skirtingomis politinėmis grupėmis aptariami, kai kur su strateginiais partneriais, ir tik tuomet daromi, aiškiai žinant, kas bus, jeigu bus. Ir čia dar labai svarbu turbūt komunikacija, nes daug kas kritikuoja būtent tai, kad kažkokios labai aiškios pozicijos tarsi nėra įsigryninta, bet komunikacinė žinutės viešą erdvę, kurios tikrai ne vien tik Lietuvos virtuvėje sukasi, matomos, verčiamos į kitas kalbas. Tiek Taivane, tiek Kinijoje, tiek JAV ir taip toliau, jos sklinda. Tai kiek čia yra tos bėdos ir tokio besiblaškimo Lietuvos, atrodymo besiblaškančia šitam kontekste. Būtent tai, kad neatsakingai pasirinkta komunikacija, kol dar nėra galutinių kažkokių sprendimų. Aš anksčiau šiek tiek užsiminiau, kad laikotarpį, kuriame mes šiandien esam, yra du dalykai, kurie yra ypatingai svarbus Lietuvai. Tai yra absoliutus susitelkimas darant viską, ką reikia, tada, kada reikia dėl šalies gynybos ir saugumo. Ir antrasis, aiški, kryptinga ir į politinės intrigas neįtraukta užsienio politika. Tai su pirmąja dar, sakykime, neblogai išskyrus kelis improvizuojančius veikėjus dėl poligono, bet su antraja yra daug blogesnės tendencijos. Nes iš to, kas buvo sutarta, kad užsienio politika nėra mūsų einamosios nacionalinės politikos intrigų dalis, vis labiau tai tampa tos tokios nacionalinės politikos intrigų dalimi, ir tai yra labai neatsakingas laikotarpis tai daryti. Taip, kad pamoka čia yra, jeigu yra poreikis, rasti formatus ir vietas, kur mes galime uždaruose formatuose skirtingų politinių partijų atstovai susitarti
išsidiskutuoti ir tuomet jau laikyti tai kiek įmanoma labiau vieningą užsienio politiką, nes tai tikrai nėra laikotarpis, kada mes galim užsimti čia tam tikrom improvizacijom. Ir jūs sakot, sprendimai šiek tiek skiriasi nuo retorikos pasirinktos, ypač apie taivaniečių atstovybę. Ir, čia turbūt tai reikia suprasti kaip tam tikrą tokią žodinę spaudinamą priemonę Taivanui, siekiant kažkokių didesnių investicijų. Ir čia yra suformuota ir užsienio reikalų ministrų Kęstučiui Budriui užduotis būtent kažkaip formaliau susitarti, kažkaip raštiškai Taivanui įsipareigoti Lietuvai dėl konkrečių investicijų. Gal čia būtų raktas ir atsakymas, kaip spręsti tą situaciją ir kad galbūt tie lūkesčiai būtų labiau atliepti, kiek čia įmanoma dėl to susitarti. Pirma, nenuginčiamai langas, kada tos naudos galėjo būti apčiuopiamai pasiektos, jau yra tikrai seniai prasivėręs. Ir čia ne apie mikroplišiuką mes kalbam, kur tik pirmieji vėjai gali patekti, bet jau seniai pilnai atvertą langą. Tačiau tai kol kas neįvyko. Ir tą reikia pripažinti, kad paprastai dideli sustarimai yra padaromi prieš imantis veiksmų, o mūsų atveju ta mūsų darybinė pozicija šiandien yra kitokia. Iš mūsų pusės visi esminiai sprendimai yra padaryti ir dabar tiesiog apeliuojama į geranoriškumą. Tai nėra iš esmės neįmanoma pasiekti, bet tikrai nėra pati stipriausia darybinė pozicija. Bet kad yra galimybės ir didelės ir galim pasižiūrėti, kad investicijos iš Taivano, ypatingai aukštų technologijų srityje Europoje, yra milžiniškos ir tikrai ne viena ES valstybės narės ekonomikos augimą reikšmingai timtelėjusios. Ypatingai, kai mes turime tokius, kaip teltonikos vystomus miestelius, tam pačiam Vilniui ir dabar plečiamasi Kaune, tai indėlis į tokio, nebūtinai šios, bet tokio pobūdžio kompanijų veiklas, turint partnerystę su Taivano technologiniais gigantais, būtų ypatingai reikšmingas laikotarpyje, kada šalies ekonomikoje labai trūksta geros, sveikos ambicijos, tada, kada tas ekonomikos augimas galėtų ženkliai prisidėti prie finansavimo ir šalies gynybos ir kitų svarbių sprendimų. Tai čia turbūt reikia palinkėti užsienio reikalų ministrui sėkmės tokiuose nelengvose dėrybose su Taivanu ir tikėtis, kad jis čia mums kažką atneš konkretesnio ant stalo. Tai be abejonės, kad ne tik tais užsienio reikalų ministrui, mes tą ekonominę diplomatiją turim lygiai taip pat vykdomą ir iš ekonomikos ministerijos, taip kad dviejų ministrų indėlis čia yra ypatingai reikšmingas. Gali būti net ir skirtingomis kryptimis ir nereikia pasiduoti tam tokiam pasakymui, jeigu į vieną, tai ne kitą. Ne viena valstybė puikiai geba turėti ir su Kinija, ir su Taivanu ekonominius ryšius ir tai įmanoma padaryti teisingai dėliojant ir diplomatinius, ir kitus principus. Tai jūs sakytumėt, kad su Kinija taip pat įmanoma atgyvinti kažkokią bent jau formą ekonominius ryšius ir tai turėtų būti siekiamybė? Mes esame vienintelė ES valstybė narė, kuri neturi savo atstovo Kinijoje. Tai pasižiūrėsim, kaip čia bus, ką čia valdantieji nutars ir sutars. Kadangi visiškai laikas baigėsi, tai tiesiog noriu labai padėkoti už skirtą laiką, už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Ir taip pat dėkoju labai klausiusiems ir žiūrėjusiems. Iki kitų kartų.